Sūnaus mokytoja jam pasakė, kad jis negali būti rasizmo auka, nes jis baltasis. Mano sūnus yra mažuma savo mokykloje. Iš tiesų, jis vienintelis baltas berniukas savo klasėje. Ir tai niekada nebuvo problema. Kodėl tai turėtų būti problema? Atsiprašau. Mes esame balti, didžiuojamės tuo ir esame daug prisidėję prie civilizacijos. Baltųjų kaltės laikai tikrai jau praėjo. Vėl jie apgauk. Bū! Karas prieš baltuosius? Taip. Manau, šiuo metu visi galime sutikti, kad vyksta tylus karas prieš baltuosius, kuris visiškai nutilimas, nes neva prieš baltuosius negalima būti rasistų. Ir vis dėlto, jei paklausytumėte, ką šie žmonės sako, galėtumėte patys suprasti, kad jie iš tikrųjų, iš prigimties, giliai ir nuoširdžiai nekenčia baltųjų žmonių. Taip, jie to net neslepia. Balta oda, mėlynos akys. Vardas prezidentas. Baltas. Lordas teisėjas Clarkas. Baltas. Kiekvienas aukščiausiojo teismo teisėjas baltas. Jie drąsiai išskiria žmonės dėl to, kad jie balti. Dabar paklausykite šio vaiko istorijos. Mažo Žinote ką? Tiesiog pažiūrėkite patys šį vaizdo įrašą. Sūnaus mokytoja jam pasakė, kad jis negali būti rasizmo auka, nes jis baltas. Mano sūnus yra mažuma savo mokykloje. Iš tiesų, jis vienintelis baltas berniukas savo klasėje. Ir tai niekada nebuvo problema. Kodėl tai turėtų būti problema? Tai nėra problema. Keista, nes anglai dažniausiai būdavo balti. Na gerai, nesvarbu, prie to dar prieisime. Mes visi kraujuojame tą pačią spalvą, mes visi esame žmonės. Žmonės yra žmonės, bent jau taip aš maniau. Nes jis vakar grįžo namo ir pasakė, kad grupė berniukų iš įvairių etninių grupių apsupo jį, apsistojo aplink ir pradėjo skanduoti vištos soda, mano sūnai. Jis man pasakė, kad jautėsi grasinamas ir išsigandęs. Ir kai jam pagaliau pavyko išeiti iš to rato, jis nubėgo pas mokytoją, kaip aš jam ir sakiau daryti. Aš jam sakiau taip daryti. Jei jis kada nors atsidurtų situacijoje, kurioje jaučiasi išsigandęs, jis nubėgo pas mokytoją ir pasakė tai mokytojai. Manau, jie elgėsi su manimi rasistiškai. Ir ar žinote, ką jie atsakė? Ji nenuėjo ieškoti tų berniukų, kurie tai padarė. Ji nebandė priversti mano sūnaus pasijusti geriau. Ji neparodė užuojautos jo jausmams. Ji jam pasakė, tu esi baltas. Negalima būti rasistu prieš baltą žmogų. Taigi mano sūnus šiandien nėra mokykloje ir jis negrįž, nebent kas nors pasikeis. Nes jis tikrai buvo rasizmo auka. Jis buvo žodinio smurto auka. Ir kai jis nubėgo pas mokytoją pagalbos, ta mokytoja jam pasakė, kad jo jausmai nesvarbus, nes jis yra baltas. Ta mokytoja turi būti pašalinta ir atleista iš savo mokyklos. Bet ar jūs tai stebina? Nes jie sukūrė šią nesąmoningą teoriją internete, kad rasizmas egzistuoja tik prie žmonės, kurie nėra balti. Tai net nebe mažumos. Turite baltą berniuką, kuris yra mažuma klasėje. Ir kažkas elgiasi su juo negražiai, nes jis baltas. Ir nėra supratimo, kad jis yra mažuma. Taigi galbūt rasizmas turėtų būti nukreiptas prieš jį. Ne. Jei berniukas baltas, tada rasizmo tarsi nėra. Ir manau, kad daugeliu žmonių to jau gana. Kiek šiandien jums parodysime istorijų apie tai, kaip giliai jie nekenčia baltųjų žmonių. Oi, mūsų laukia įdomybės. Sveiki atvykę į atsaką. Aš, Meira K., jūsų vedėja. Nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko, įvertinti šį vaizdo įrašą ir palaukti įdomaus pranešimo apie tai, kaip netrukus galėsite prisijungti prie atsako ir jūs. Taip, mes esame balti, mes didžiuojamės tuo ir esame labai daug davę civilizacijai. Baltųjų kaltės laikai, jie tikrai jau praėjo. Viskas, kas esu, viskas, dėl ko mano protėviai mirė ir kovojo, kad apsaugotų, yra įrašyta pačioje žemėje po mano kojomis. Aš žinau, kas esu ir žinau, iš kur esu kilusi. Taip, tu žinai, bet šiandien tai visiškai nepriimtina. Galbūt pagalvosi sau, žinai, Meira, ji perdeda. Ji rado vieną ar dvi istorijas. Paklausyk šios dainos. Paklausyk šios dainos, kurią jie iš tikrųjų parašė. Budrumas nėra kerštas, tai karas prieš baltuosius.
Ar girdi tai? Nežinau, ar pastebėsi. Kai turi daryti, kas teisinga, budrumas nėra kerštas, tai karas. Darykite, kas teisinga, vaikinai. Pradėkite karą prieš baltuosius vyrus. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Ir kai kultūroje yra tokių dalykų, gaunate tokius rezultatus. Žinote, ši jauna mergina Suomijoje buvo sumušta laukinių rudaodžių gaujos, nes ji baltaodė ir jiems ji nepatinka. Viešpatė, ji balta mergina, o jų yra visa gauja, jų daug. Pažiūrėkite juos, pažiūrėkite, kaip jie ją puola. Ir manau, kad visiems, kurie tai žiūri, yra gana aišku, jog priežastis, dėl kurios jie ją puola, yra ta, kad ji baltaodė. Dabar, kai prisimenate šį vaizdo įrašą, kuriame kažkas sako, sveiki, aš didžiuojuosi būdama balta, nes mes nieko blogo nepadarėme, o mūsų odos spalva iš tikrųjų nenulemia, kas mes esame, bet svarbi yra istorija ir tai, kaip prisidėjome. Jūs jaučiate tą pasididžiavimą. Bet tada pažiūrite šį vaizdo įrašą ir suprantate, palaukite, kaip ši jauna mergina turėtų didžiuotis tuo, kad ji yra baltaodė. Kai ji eina gatve viena ir ją užpuola būrys žmonių, vien dėl jos odos spalvos. Ir norėčiau pasakyti, kad tai vienintelis vaizdo įrašas, bet tai iš tikrųjų yra reiškinys. Dėl jam smog, ei, bum, o, aš irgi tai užfiksavau, o. Dabar norėčiau pasakyti, kad tai buvo tik vyrų su per daug testosterono problema. Bet ar pastebėjote, kaip ši moteris tiesiog perėjo per jį ir spyrė jam? Ir ar pastebėjote, kad visi žmonės, kurie tai matė, buvo juodaodžiai ir vietoj to, kad padėtų šiam vyrui, jie filmavo? Pasakykite man, kad jūs nekariaujate. Pasakykite, kad tai nėra tik todėl, jog jie mano, kad jis baltasis. Paklausykite, ką jie sako. Bū. Aš tai nufilmavau. Vėl, Jie juokiasi. Negaliu apsakyti, kokio nejautrumo lygio žmogus turi būti, kad matytų, kaip kažką užpuola ir juoktųsi bei filmuotų, užuot bandęs padėti. Jis ją atėjo patysi laukia. Taip ir buvo. Tai šlykštu, ar ne? Taip, tai šlykštu. Ir vėl, daugiau istorijų. Dar vienas baltasis vyras. Tai jauna mergina. Tiesiog stebi. Ir mėgaujasi. Tu man sakysi, kad šiai jaunai merginai nebuvo pasakyta, kad šiai jaunai merginai, kuri akivaizdžiai nėra baltaodė, nebuvo pasakyta, kad jai leidžiama eiti ir užpulti atsitiktinį baltą vyrą. Ei, Finijau. Jos perukas nukryto. Nežinau, ką tau pasakyti, bet man tai atrodo kaip laukinių gauja puolanti žmogų. Ar mes žinome, kas įvyko? Ar žinome visą istoriją? Ne, mes neturime jokio supratimo. Bet tai, ką čia matote, yra reiškinys. Ir galiu pasakyti tiek. Jei ketini mane užsipulti ir sakyti, taip, tu pasirinkai kažkokius atsitiktinius vaizdo įrašus su kažkokiu baltu vyru ir iš tikrųjų nežinai, kas įvyko. Gerai, paklausyk šito sekundėlę ir pasakyk, ką apie tai manai. Kodėl jie keičia atkūrimo greitį? Tai taip nemandagu. Jei vidurinės klasės, sakyčiau, liberalių vertybių šalininkai perskaitytų Koraną eilutę po eilutės arba tiesiog perskaitytų moterims skirtą eilutę, tai jau savaime gali suteikti užuominą, kokia problematiška islamo religija yra moterims. Ir galbūt tada jie nebūtų tokie linkę juos palaikyti, kai iš tikrųjų tai kenkia visoms kitoms visuomenės grupėms. Nes vos tik pradedame taikyti išimtis ir stumti įstatymus, manydami, kad musulmonės moterys turi būti labiau apsaugotos, nes jos esą yra pažeidžiamesnės nei kitos mažumų moterys ar kažkas panašaus. Tai tampa labai problemiška, kai iš stipriai islamo paveiktų šalių, kuriuose vyrauja teokratija, kyla judėjimai, o tos moterys sako, kad neturi jokių teisių. Mes neturime teisės į išsilavinimą, mes net neturime
neturime teisės garsiai kalbėti ar garsiai juoktis. Ir aš kalbu apie Islamo Respubliką Afganistaną. Žinoma, palaukite sekundėlę. Tai nėra vaizdo įrašas apie moterų teisės islame. Tai apie tai, ką ji tuoj pasakys. Apie tai, ką žmonės iš tų šalių mano apie baltasias moteris. Ir atkreipkite dėmesį į tą baltųjų moterų temą. Palaukite. Situacija, kai moterys visiškai ištrintos iš visuomenės. Dabar jūs galite patogiai gyventi Jungtinėje karalystėje, būti vidurinės klasės balta moteris ir manyti, kad tai problema, kuri egzistuoja tik teokratijoje. Na būtent tai ir gautume čia, jei leistume tam siautėti. Ar taip pat manote, kad kai kuriuose musulmonų bendruomenės dalyse baltos moterys laikomos laisvomis visiems, tarsi jos būtų egzotizuojamos, nes jos turi tą, žinote, prieigą, nes jos nedėvi hidžabo ar burkos, arba jos nėra musulmonės, bet taip pat dėl pornografijos kultūros paplitimo? Nekenčiu to sakyti, bet visiškai taip, visiškai. Ir turiu omenyje, kad tai prasideda nuo pačių pagrindų. Tarkime, jei būtumėte, tiesiog girdėtumėte, tarkime, pokalbius persirengimo kambaryje. Arba šiaip pokalbius tarp musulmonų jaunų vyrų grupių, jau matytumėte tam tikrą baltųjų moterų menkinimą jų akise. Tarsi, žinote, su visomis šiomis moterimis galime pasilinksminti ir gerai praleisti laiką, bet tada vesime gerą musulmonę žmoną. Ir tai yra tarsi bendras daugumos jaunų musulmonų vyrų elgesio modelis. Sakau, kad ir jaunų britų musulmonų vyrų taip pat. Žinote, kad jie nori pasilinksminti. Tai yra tarsi, kaip jūs sakėte, ar tai būtų pornografija, kurios pasiekmė dar labiau juos sufetisizavusi, bet taip pat ir pats islamas. Ir jei vėl grįžtume prie islamo istorijos, buvo žygių, kai Muhamedas kurstė savo pasiekėjus eiti ir užkariauti naujas teritorijas ir, žinote, pagrobti šviesiaplaukės moteris. Taigi tai labai stipriai siejasi su pačia islamo istorija ir pranašo požiūriu į šias moteris ir kaip tai tęsiasi toliau. Ir žinoma, kaip jūs sakėte, pornografija tik dar labiau tai sustiprins. Žinoma, savaime suprantama, kad ne kiekvienas žmogus, kuris nėra baltasis, turi ką nors bendro su islamu. Tačiau kai susidurėme su vis daugiau ir daugiau kultūrų, nesvarbu ar tai būtų religijos, šalis ar bet kokia kita tautybė, kurios kovoja ir tiki, kad baltieji tiesiog nenusipelno tokio paties kiekio, pagarbos, kaip kiti žmonės, vien dėl jų odos spalvos. Priminsiu jums vaizdo įrašą, kuriuo pradėjome, tą vaiką mokykloje, kuriam buvo pasakyta, kad jis nėra rasizmo auka, nes jis baltas ir tai neįmanoma. Ir tai yra kažkas, kas šiuo metu yra brukama visur, kur tik einame. Žinote, dauguma žmonių sakytų, kad aš iš tikrųjų nesu baltaodė. Ir man tai visiškai tinka. Tai nėra apie tai, kad baltieji žmonės būtų pranašesni. Iš tikrųjų, tai yra apie tai, kad mes apsidairytume ir pasakytume, jei norime panaikinti rasizmą, turime pripažinti, kada iš tikrųjų egzistuoja rasizmas. Ir jei mes esame kare, tuomet turime iš tikrųjų pripažinti, kad esame kare ir nustoti apsimetinėti, kad tai nevyksta, nes tai vyksta tam tikrai žmonių grupiai. Nes jis tikrai buvo rasizmo auka. Jis buvo žodinio smurto auka. Ir kai jis nubėgo pas mokytoją pagalbos, tas mokytojas jam pasakė, kad jo jausmai nesvarbus, nes jis yra baltasis. Taigi dabar aš kalbėjausi su savo sūnumi apie galimybę eiti į kitą mokyklą, bet jis bijo, jis niekuo nepasitikė. Ir dabar man tenka aiškinti jam, kad jis turėtų pasitikėti tais mokytojais, kurie turėtų jį apsaugoti, nors jie to nepadarė. Taigi vienintelė likusi išeitis, nes aš neleisiu savo sūnui bijoti, yra mokyti jį namuose, o tai reiškia, kad aš negalėsiu dirbti. Šis vienas mokytojos poelgis ir aš net nekaltinu vaikų. Žinote, vaikus reikia geriau mokyti, o tie, kurie turėtų tai daryti, yra suaugusieji, žmonės, kurie turi mus apsaugoti ir jie to nepadarė. Ir dėl to mokytojos poelgio dabar tai turi įtakos visam mano gyvenimui, dabar tai turi įtakos ir visam mano sūnaus gyvenimui. Tai ne tik jo sūnus, tai visa mūsų visuomenė. Jeigu nesate pasirengę pasmerkti smerktinus veiksmus prieš kokią nors žmonių grupę, bet kur ir bet kada, kai tai matote, tuomet jūs esate problemos dalis. Net jei bijote, kad pasakė ką nors, galite būti palaikyta rasiste. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.